pilkit ir šiek tiek pakalbėsim, nes kažkaip nesutapo tos švenginiai ir buvau, kvietimą turėjo, bet susvedinimą, tai sekėsi, tai sužinojau. Viso čia yra, Alytaus apskrityje dalyvavo 32 mokyklos. Tai pats pirmas etapas tai klasė, visų žaidė mokykloje, geriausias klasės išriškėjo, tada žaidėm rajonais kiekvienas. Alytaus ten, Lazdijų rajonas, Varėnos rajonas, tai mes vat rajone iškovojom pirmą vietą. Tai aplošėm kairėjus, veisiejus, kas ten dar, šeštokai dalyvavo, tai čia va tas etapas. Toliau išėjom į trečią etapą, ten visi sužaidėm ratu ir stipriausios komandos žaidė žodžiu pusfinalį ir finalą. Nu tai taip tokį kelią nemažą praėjo. Aišku, ir turėjom, nes ta komanda buvo suburta tam turnyrui, tarkim, kaip klasė. Mes neturėjom to didelio laiko pasiruošti, bet tikrai dirbom po 2 dienas, kai galėjom į savaitę, visi treniruotėse, žodžiu, jokių jaukų, viskas labai tvarkingai ėjo, kryptingai dirbom ir faktiškai mes viena komanda, kur naudojom kažkokias derinius sistemas, gynybos sistemas, ar ten dėžutės naudojom, nu žodžiu, kitos komandos nelabai ką naudojom iš tikrųjų. Tai ką reiškia, kad derinys yra derinys vis dėlto, vis tiek žmogus žino, kur ką apžaist, nu žymiai lengviau, žodžiu, mums buvo žaist, kada mes kažką naudojom, negu šiaip. Žodžiu, kada vat pamatai, kad tie teisėjai švilpė visiems Papalukasam, Šiškauskam ir ten visiems Europos grandams ir jau švilpė šitiem visiems jaunuoliam. Ir dar aš kaip treneris galiu jūs apriekti, nes mano pareiga yra. Sakyti, įveikliau 3 kartus ir būtent Davidavičius, nes jisai ten man nepatiko keliose vietose, nu nežinau, ar ten ar buvo kažkokia ten speciali. O žaidėjai tai jie ten visai jokio jaudulio nebuvo, kad ten kažkas ar vienas ar kitas švilpė, ėjo drąsiai, per galvas lipo ir taip toliau. Ir taip gavosi, kad ir dėl 3 vietos varžybos tokios gana intriguotos buvo. Ir dėl pirmos iš vis mes turėjom per pirmus 2 kėlinius buvom atsiplėšę 18 taškų prieš druskininkiečius. Tai žinot, kaip paėmus lygį, tą vis tiek miestas turi tam tikrą skaičių žmonių. Sportuojančių, aišku, yra žymiai daugiau, pačių krepšininkų yra atranka žymiai, aišku, pas juos yra didesnė ir patenka į tą, tarkim, 5 žymiai geresnių krepšininkai, tarkim, ten, nu, pasirinkimas didesnis. O mes, tuose Lazdijuose tiek turėdami ir faktiškai turėti tik vieną klasę, čia ne jokia rinktinė, bet taip sutapo, kad turim 6 žmonės ir visi pagal krepšinį ir taip toliau, galų gale. Ir ta pagarba, ir požiūris visai kitoks, ir viskas. Nu, ir tie rezultatai vis tiek jie priduoda, tarkim, ir tiem patiem mokiniams priduoda, jie baigė šiemet mokiniai. Jau žino, kad, tarkim, Alytaus apskrityje klasių čempionas. Tai pasitikėti savo jėgom ir panašiai. Man kaip treneriui irgi malonu, kad visi vyrai. Jūs treneri, kiek jūs uždirbate į mėnesį muškinį? Kaip čia dabar sakyti? Kiek mėtai skaičiumi? Tai čia apie krepšinį, jo. Dabar po šitų visų koeficientų ir taip toliau pakelimų, tikslios sumos nepasakysiu, 1800, man atrodo. Nedaug. Gerbiamas mere, jeigu neklystu, ateinančiame tarybos posėdyje bus sporto centro direktoriui keliamas koeficientas. Gal jūs galėtumėte tarpininkauti gimnazijos direktoriui? Kažkokį didelį pinigas rėdą išmokėtų už tą pergalę gerbiamam treneriui. Aš manau, kad komanda iš tiesų taip... Aš manau, kad direktorė turi tokią teisę, tai tiesiog... Tai bet jūs galėtumėte tą mintį gal? Mano dievo, galbūt, kodėl ne? Gerbiamam mūsų merui, padėkoti už tokį labai gražų smagų priėmimą ir padovanoti mūsų komandos čempionės nuotrauką. Prašau. Kabinti bus paeksponuojama, tai... Aš irgi, tai tokia maloniai buvo staigmena, kad aš sužinojau ir paprašiau, kas organizuoti priėmimo. Taigi norėčiau pareikšti padėką Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 4 klasės berniukų krepšinio komandai. Treneris Mindaugas Malinauskas, Alytaus apskrities bendravimo mokyklų krepšinio čempionate laimėjusiai 1 vietą. Tai noriu treneriui padėką įteikti,